Nuo pat pradžių. Sveiki atvykę į The Pushback. Aš esu Jarakei, jūsų vedėja. Mes tengiamės pasipriešinti tiems, kurie bando sunaikinti mūsų mylimus vakarus. Jei jaučiatės taip pat, tuomet sveiki prisijungę. Jūs radote savo žmonės, tad būtinai užsiprenumeruokite šį vaizdo įrašą ir palaikykite mus. Mes vertiname, kad esate čia. Aš visada nemėgstu Mamdonio vaizdo įrašo. Pažiūrėkime, ką jis turi pasakyti gindamasis. Be to, siekdami vienos modelio, turėsime peržengti rinkos ribas. Galime įkurti bendruomeninius žemės fondus, kurie palaipsniui supirktų būstą privačioje rinkoje ir paverstų jį bendruomenės nuosavybę. Galime suteikti nuomininkams pirmumo teisę iš savo nuomotojų išpirkti parduodamus pastatus. Ir galime visiškai įsipareigoti naujai socialinio būsto erai, nutraukti subsidijas prabangių būstų plėtrai ir panaudoti savo turtą gražių, aukštos kokybės socialinio būsto projektų statybai, kurie visiems suteiktų gerus namus ir stipres bendruomenės. Mes neišlaisvinsime būsto nuo komercijos per naktį, bet žinome, ką turime daryti ir turime istoriją, kuri mus reda. Teisingai. Iš kur gausite pinigų, Mamdani? Iš kur planuojate paimti pinigus? Ir vėl tūkstančiai žmonių dabar protestuoja prieš jį, nes tai buvo pranešimas, kurį jis nusprendė paskelbti vakar. Kai reikės, imsimės griežtų teisinių veiksmų, kad pašalintume aplaidžius savininkus ir pastatų administratorius. O pastatams, kurie buvo ilgai apleisti, sieksime perduoti nuosavybę atsakingiems valdytojams. Ir atspėkite, kas nuspręs, kas tie atsakingi valdytojai? Niekas kitas, o meras. O tai reiškia, kad jis iš esmės galės atimti nekilnojamąjį turtą iš žmonių, kurie sunkiai dirbo, kad jį įsigytų, kurie to nusipelnė, ir nuspręsti atiduoti jį kitiems žmonėms. Nuostabu, būtent taip ir veikia pinigai. Prižiūrėtojai, tarp kurių yra bendruomenės žemės fondai, nepelno organizacijos. Ar net patys nuomininkai. Tiesioginė prasme tai, ką jis čia sako, yra komunizmo pagrindas. Nesijaudinkite, mes paimsime iš turtingųjų ir perskirstysime vargšams, bet iš tikrųjų tai niekada neįvyks. Ir kaip jau sakiau, žmonės yra visiškai įsiutę. Bet aš vėl turiu savęs paklausti, kaip gali būti, kad vis dar yra tiek kvailų žmonių, kurie išrinko šį vyrą ir nesupranta, ką tai reiškia. Neitas Friedmanas, žinoma, puikiai atskleidžia šią situaciją, aš tiesiog dievinu šį kūrėją. Ką atsakytumėte tiems, kurie sako, na, jei apmokestinsite milijonierius, jie išvyks iš miesto, o 1% turtingiausiųjų sumoka 40% miesto mokesčių. Tai kas nutiks, jei jie išvyks? Koks jūsų atsakymas? Na, vėlgi, tai tiesiog elementari matematika, kuri, jei neklystų, yra privaloma kiekvienoje mokykloje. Na, štai ką aš pasakyčiau, mes turėtume perimti jų verslą ir valdyti jį patys, kaip miestas, savo rankomis. Taigi, jei jie perkeltų savo verslą į Floridą, manai, kad galėtum jį išlaikyti? Čia? Jie juk negali išsivežti pastato, jie negali tiesiog pasimti visų savo darbuotojų į Floridą, ar ne? Jie negali pasimti visų išteklių, kuriuos turi čia verslui kurti į Floridą, ar ne? Tai visai kas kita. Ir čia tu netgi sakytum, kad mes kūrėme tikrą judėjimą, tiesa, kad tai sustabdytume. Mes taip pat norėtume padaryti taip, kad jiems būtų neteisėta iš tikrųjų išvykti, ar ne? Nenaudok žodžio kaip labai dažnai sakinyje. Tai priverčia tave skambėti kvailai. Šiuo atveju šis vyras nelabai ką gali padaryti, nes net jei jis išmestų žodį kaip, jis vis tiek skambėtų kaip idiotas, nes atrodo, kad toks jis ir yra. Bet pabandyt paklausyti jo argumentų, jie tiesioginė prasme nieko nereiškia. Jie gautų velniop, jei bandytų, palikti savo turtą. Mes juos nubaustume velniop, jei jie bandytų, palikti savo turtą. Ką tai iš vis reiškia? Štai. Taip, nes akivaizdu, kad žmonėms tikrai reikia dirbti, tiesa, žmonėms tikrai reikia, užsidirbti pragyvenimui. Taigi čia yra Čarlzas Beris. Ir nors tai galėjo būti vienas iš beprotiškiausių dalykų, kuriuos esu girdėjęs per šimtus gatvės interviu, dar svarbiau yra tai, kad jis yra Niujorko viešųjų mokyklų mokytojas. Įsivaizduokite, kad tokias nesąmones pila jūsų vaikų klasėje. Jis yra mokytojas. Dieve mano, kas per velniavą? Kaip po velnių, Dieve mano, kaip tai įmanoma? Ir jūs klausėte savęs, kaip toks žmogus kaip Mamdanis galėjo ateiti į valdžią? Na, vaikinai, manau, kad tai jums gana aiškus atsakymas.
Dabar kas man atrodo dar beprotiškiau už visą tai yra tai, kad jei paieškosite Mamdanio Kalšy platformoje, apie kurią šiuo metu jau tikriausiai turėtumėte žinoti, tai yra didžiausia prognozių rinka Amerikoje. Taigi ji parodo mums, ką žmonės iš tikrųjų galvoja apie viską, kas vyksta. Ir jie yra šio vaizdo įrašo rėmėjai. Todėl būtinai parsisiųskite Kalšy programėlę ir naudokite kodą MIRA, kad gautumėte $10, kai prekiausite už $10. Kalšy yra KALSHI ir jūs iš esmės statote savo pinigus ten, kur yra jūsų prognozė. Jei paieškosite Mamdanį, rasite pavyzdžiui, ką Mamdanis pasakys per savo pranešimą. Įperkamumas. Ar Mamdanis apmokestins pajamas viršijančias 1 milijoną? Taip. Ar Mamdanis šią savaitę pasirašys vykdomąjį įsakymą? Ar Mamdanis padidins pelno mokesčius? Times metų žmogus 2026 metais. Mano draugai, tai nėra pokštas. Zaranas Mamdanis ir Donaldas Trumpas iš tikrųjų susilygina gerai dėl to, kas galėtų tapti Times metų žmogumi. Šis vaikinas vienas pats griauna Jungtines valstijas, teigdamas, kad nori atimti namus iš žmonių ir juos perskirstyti. Tiesioginė prasme, komunizmas, marksizmas, viskas, ką tik galite įsivaizduoti. Ir vis dar yra žmonių, kurie mano, kad šis vyras galėtų tapti Times metų žmogumi. Man tai tiesiog pribloškiantis dalykas, kurio net neturiu žodžio apibūdinti. Aš tiesiog nesuvokiu, kaip neįtikėtinai kvaili gali būti žmonės. Mamdanis ragina pašalinti nekilnojamojo turto savininkus ir perduoti nuosavybę nuomininkams bei nepelno organizacijoms. Tai jo planas Amerikai, tai jo planas New Yorkui. Ir vis dėlto kai kurie žmonės mano, kad šis vaikinas galėtų tapti Times metų žmogumi. Tai man nesuvokiama. Ką tai pasakytum? Ačiū Dievui, vis dar yra žmonių, kurie mato, kad šis vyras yra pamišęs ir jie priešinasi. Pažiūrėkime. Ir naktį, kad tai užtikrintų. Ačiū New Yorko policijos departamentui. Gerai, šie vaizdo įrašai turi milijonus peržiūrų. Pažiūrėkite, kiek žmonių susirinko protestuoti prieš Zoraną Mamdanį. Žiūrėkite, 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 žiūrėkite. Tiek daug žmonių. Tiek daug žmonių, tiesa? Ir visi šie žmonės galvoja, šis vyras yra pamišęs. Jei dar nežinote, Mamdanis yra ne tik pamišęs kalbant apie nuosavybę ir kapitalizmą, bet jis taip pat yra islamistas ir palaiko islamo įsitikinimus, kas savaime yra beprotiška. Tačiau jam vadovaujant antisemitizmas auga beprotiškai. Galbūt jums nepatinka žydai, galbūt jūs mylite žydus, tai jau jums spręsti. Ir jūsų IQ iš esmės vertinsiu aš pagal tai, kurią pusę pasirinksite. Nes jei esate kvailas, pateksite į vieną kategoriją, o jei esate protingas, mąstantis niuansuotas žmogus, pateksite į kitą kategoriją. Tačiau kai turite miestą, kuriame tam tikra žmonių grupė daug prisidėjo prie to miesto, o tada meras tiesiogiai kursto neapykantą tai žmonių grupiai, nesvarbu ar tai būtų finansinė ar religinė grupė, tiesa? Taigi turite visus tos milijardierius ir milijonierius, kurie prisidėjo ir kūrė miestą. O Mamdanis sako, žinote ką? Nusispjauti tai. Tiesiog atimkime iš jų. Ir turite žydus, kurie daug prisidėjo, o jis sako, žinote ką? Nusispjauti tai. Tiesiog padarykime jiems dar blogiau. Žmonės pradeda pastebėti tokius dalykus, žinote, nes tai tampa akivaizdu. Todėl jie pradeda priešintis jiem. Ir noriu, kad pastebėtumėte skirtumą tarp šio protesto ir kitų protestų. Matote Amerikos vėliavą, žmonės stovi taikiai ir jau matėte pro-palestinietiško stiliaus vėliavas. Dabar vėlgi, diskusija apie Izraelį ir Ameriką ir ar šie du dalykai yra vieningi, yra šiek tiek skaudi, nes viskas pasiekia tokį lygį, kad žmonės iš tikrųjų mano, jog jei palaikai Izraelį, tai reiškia, kad esi prieš Ameriką, nors iš tikrųjų jie yra sąjungininkai. Tačiau šie žydai, kurie gyveno Amerikoje, kūrė Ameriką, yra pirmieji, kuriuos užpuola Mamdanis. Ir tai šiek tiek beprotiška, kas vyksta. Tai tiesiog beprotybė. Dabar prisiminkite, valdant Mamdanį miestas tiesiog sugriuvo. Pažiūrėkite į tai. Ieškome dar vienos gražios dienos čia mieste. Rytas čia prasidės debesimis. Kai įsivaizduojate New Yorko rytą, įsivaizduokite tai. Ar įsivaizduojate sistemą, kurioje miestas tiesiog purvinas ir griūva? Aš ne. Ir kai jie sako tokius dalykus, kaip žydai yra pirmieji, jie yra ankstyvas pavojaus ženklas, tai reiškia, jei žmonės puola juos, tai reiškia, kad vyksta blogi dalykai. Būtent tai jie ir turiu omenyje. Būtent apie tai jie ir kalba, tiesa, nes vėlgi, šis vyras tiki tokiais dalykais.
Imsimės griežtų teisinių veiksmų, kad pašalintume neatsakingus savininkus ir turto valdytojus. O pastatams, kurie kentėjo nuo nuolatinės nepriežiūros, sieksime perduoti nuosavybę atsakingiems prižiūrėtojams. Kaip tiksliai ketinate tai padaryti ir kaip nuspręsite, kas yra atsakingi prižiūrėtojai? Tai komunizmas visų gražumu ateinantis į New Yorką, kad sunaikintų miestą iš vidaus. Bet kai tu sakai milijoną kartų, čia kalba ne vien apie Mamdanį. Jis yra pavyzdys to, ką bando padaryti islamistai. Jie bendradarbiavo su kairiaisiais viename iš labiausiai stulbinančių visų laikų bendradarbiavimų. Tik tam, kad panaudotų juos kaip visiškus naudingus idiotus, kad išrinktų savo žmonės į valdžią ir prastumtų savo ideologijas, kurios naikina vakarus. Ir jei kada nors norėjai didesnio įrodymo, kaip kairiosios ideologijos yra pavojingos Amerikai, tiesiog pažiūrėk, kaip Amerikos priešai jos stumia vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir tu turėsi visus įrodymus, kurių tau kada nors reikėjo. Mamdanis yra tik pradžia, jis yra tik prototipas, kurį jie bando stebėti. Ar jie gali prastumti savo žmogų į valdžią geriausiame, o gal kadaise viename geriausių Amerikos miestų? Ar jie gali paimti pagrindinį miestą New Yorką ir paversti jį islamistiniu, marksistiniu pragaru? Ar jie gali tai padaryti? Ir atsakymas dėja yra taip. Gera žinia ta, kad nors yra visiškų idiotų, kurie dirba mokytojais, taip pat yra tūkstančiai žmonių, kurie sako, ne broli, gana jau. Taigi, nors nemanau, kad Mamdanė taps metų žmogumi pagal Times, o jei taps, tai pasako viską, ką reikia žinoti apie žurnalų žiniasklaidą šiuo metu. Manau, turėsime suvokti, kad grėsmė jau čia ir ji yra tikra, todėl reikia kažką dėl to daryti. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.